Simona Tiškutė, studijuoju Huddersfieldo universitete Šiaurės Anglijoje, istoriją magistro laipsnį. Pasirinkau studijas Anglijoje dėl to, kad man atrodė, kad bus geresnės perspektyvos mano pabaigus studijas ir taip pat dėl to, kad mokymo būdas labai skiriasi negu Lietuvoje. Aš buvau pradėjus studijuoti Lietuvoje, bet man tiesiog netiko mokymo būdas. Anglijoje paskaitos yra daugiau laisvės tau išsireikšti. Turi, žinoma, pasiruošti, po kiekvienos paskaitos yra seminarai ir per tos seminarus iš tavęs tikimasi, kad tu sugebėsi diskutuoti apie savo dalyką. Man prisitaikyti naujoje aplinkoje visai nebuvo sunku, dėl to, kad visi labai draugiški, dėstytojai yra motyvuoti tavo progresu. Jie nori, kad tau sektųsi, jie nori, kad tu gerai mokytumeisi. Taip pat aplinka labai draugiška, žmonės irgi labai draugiški. Apsigyventi pradedantiems patarčiau bendrabučiuose, dėl to, kad yra lengviau, nereikia galvoti apie sąskaitas. Per metus aš taip įsivaizduoju, kad jau tikrai susirandi draugų ir tada gali jau kraustytis privačiai, kas išeina pigiau. Bet tiesiog tais pirmais metais yra geriau dėl to, kad nereikia rūpintis daugumą dalykų. Mano mėnesinės išlaidos yra apie 1000 svarų. Per mėnesį už apgyvendimą aš užmoku 400 svarų. Darbą susirasti Huddersfielde nesunku. Dėl to, kad reikia tiesiog anksčiau atvažiuoti prieš studijas, kada dar visi studentai nesuvažiavę, tada yra daugiau galimybių. O be to yra netoli didelis miestas Lycas, 25 minutės traukiniu. Ir tiesiog, jeigu jau nieko nerandam, Huddersfielde galima pavažiuoti ir tikrai bus. Studentiškas gyvenimas labai linksmas, dėl to, kad yra tiesiog daug žmonių, daug kultūrų. Išeiti irgi visur galima, priklausomai nuo to, kas patinka, ar patinka barai, ar patinka teatras. Yra visokios galimybės visokio būdo žmonėms.